Tai turim dar vieną kovą, tai Remigijus Viršila, influencerių, Lietuvos čempionas, 132 tūkstančiai sekėjų Instagram'e, 40 tūkstančių sekėjų TikTok'e. Džiunglėse rezultatas 5 pergalės jo ir 2 pralaimėjimai. Kitoje pusėje turime Tomasino, 1200 sekėjų Instagram'e, 1200 sekėjų TikTok'e. Ši kova vyks ne dėl influencerių diržo, nebent kažkaip Tomasino pasiseks surinkti 20 tūkstančių sekėjų iki kovos, tada prijungtume ir diržą į šią kovą. Ir džiunglėse, kiek aš prisimenu, esi 3 pergalės, 1 pralaimėjimas, taip? Prie Valskio neskaitau pralaimėjimo, tai jo, 4 pergalės, 1 pralaimėjimas. Tai va, turim tada aptarti ties šią kovą. Remigijus yra suinteresuotas pamėginti kickbokso taisyklės, tai reiškia, kad ne tik rankos, o jais ir kojų spyriai. Ar tau Tomasino tiktų toks variantas? Man tinka. Šitas kaip tik žaidimas, aš kaip tik pradėjau lankyti kickboksą pačioj pradžioj. Ir šitą žaidimą ir turiu labai daug gerų draugų, sparingo partnerių. Super, išmėginsim kažką naujo. Tai ši kova vyks kickbokso taisyklėm. Ir galbūt prieš pradedant turit vyrai kažką vienas kitam pasakyti, padiskutuoti. Dar nevartoji steroidus dar? Ne. Tikrai? Patikrinsim kraują? Drąsiai. Gerai. Drąsiai. Taip. Viskas mano klausimai. Kiek sportuoji pagal kickboksą? Nei kiek, tik pradėsiu. Nu tai kaip ir aš. Aš gal kažkur sąskaitoje turiu 2 mėnesius treniruočių. Aš niekada nebandžiau su kojom, pirmas bus toks. Lankiau taekwondo, bet tai buvo visiškai vaikas dar, kai, žinai, mokinausi Kaune mokyklai. Jaunimki mokinausi, ten būdavo bendros treniruotės, tai bet ten tas buvo taekwondo, kad tik iš kojų su kebarotai ir panašiai. O kodėl pagal boksą nenori? Aš norėjau pagal boksą, Dominikas pasiūlė. O kickboksas su MMA piršinėm? Su normaliam 10 ozų, kaip normalius kickbokso taisyklės. O kodėl ne su MMA? Tai tada jau MMA taisyklės reikėtų daryti. Ne, kickboksas su MMA piršinėm. Kaip ir kovojas yra, kaip tas iš Bleido. Atsimeni? Danila. Kaip ir kiti, gal kažką reikėtų džiunglėse pakeisti, manau. Kad reikėtų biškį aštrumo duoti kovoms, nes su tom paduškom kovoti ant rankų, tai man, Bet su MMA piršinėm greit kovos baigėsi. Tai kažkas baigs greičiau. Tai sutarėm? Su MMA piršinėm? Su MMA piršinėm kickboksas. Kickboksas MMA piršinės. Kiekvieną minutę įdomie reikalai, ne? Tai manau, kad mes vyrai esam ir išsiaiškinsim normaliai. Ėjau link šito tikslo 2 metus, vis atidėdavo mano šitą kovą ir aš galiu pasakyti, tu gali vadinti save sportininku, Dirkstys gali save vadinti sportininku, bet aš nesu sportininkas, aš esu karys, aš ateinu ir kovoju. Aš ateinu ir žudau, supranti? Pats matei mano pačias kovas. Kur tu patirtį rinkai? Su Maibachais rinkai patirtį. Su kom rinkai patirtį, aš tavęs paklausiu dabar. Buvo visokių pas mane kovų ir paskutinis buvo Edgaras. Ką tu darėjai? Rankas nuleidęs, ką? Gavai kažkur į šoną, į ten kažkur pataikė, kritai, galvą papurtį, aš būčiau stojęs. Dėl ko? Nes aš hienas, supranti ar ne? Nu, dėl to, kad aš stoviu ir dar skausiu. Mes su Valskiu pagal visą sekundės, su Valskiu mes susikibom 20 sekundžių, su Redu irgi 20 sekundžių susikabinom. Kiek tu laiko su manim galėsi būti susikabinės, man įdomu. Pamatysi. Pažiūrėsim. Pamatysi. Šitus 2 metus laukiau, aš tu neįsivaizduoju, kiek aš laukiau. Stengiausi, kad mes būtume draugiški, kad nebūtų jokių nesąmonių, bet pagaliau aš daėjau iki savo tikslo ir viskas. Sustiksim rugpjūčio 13. Ir padarysim kickboksą su MMA piršinėm. Tai bus istorija Jungle Kingo. Bet mes boksuosimės ne su mėgėjų piršinėm, o su normaliom MMA piršinėm. Jo, ne su mėgėjų, ne su paduškom, o su MMA piršinėm. Abiem vienodos pirštinės, kad nebūtų kokių nesąmonių. Ir abu tom pačiom. Kokį galėtume pasakyti vieną pliusą ir minusą apie savo kovotoją? Galbūt iš gyvenimo, galbūt iš kovos stiliaus. Iš Remigijaus pusės, ką galėčiau pasakyti, aš gyvenimą net nesikišu, nes man iš viso iš tikrųjų yra nelabai įdomu. O dėl viso kito, kokius minusus laikau, jisai prasportavęs boksą ir jisai tikrai rankas laiko žemai. Bet čia, žinai, yra žmonių stilius, pažiūrėk, Rimkenzo visą gyvenimą sportuoja ranką žemai. Ir krito, kaip Rimkenzo. Bet tai čia tokie stiliai, žinai. Ir krito kaip Rimkenzo, ne, pats žinai. Tai va. Ir viskas, o ką iš blogos pusės, ką iš geros pusės, džiaugiuosi, kad jisai sportuoja ir manau, kad čia jau yra paskutinė kova ir, man atrodo, nebekovosi jisai, ar kovosi dar. Nebent dėl influencerių diržo, jeigu siūlys. Nu, nebent jeigu ginsim influencerių diržą, tai va. Taip. O aš kovosiu, dar turiu, noriu dar biškį ir užsienį išvažiuoti. Tai minusas sakai, jog jisai laiko nuleistas rankas, o pliusas? Pliusas?
Pliusas buvo, mes vieną kartą su juo esam šparingavęsis ir jisai moka pasitikti su savo kairę ranką. Nes aš tą labai gerai žinau ir buvau jo visą stilių kovos išanalizavęs ir mes kai šparingavomės vieną smūgį prasileidau galinę ranką ir paskui užrakinau jo tą galinę ranką ir buvo smagu pasišparinguoti. Viskas, pliusas jisai moka pasitikinėti, išmoka išlaukti, viskas gerai su. Viskas tvarkoja. Remigijau. Pliusas, kad jis eina iki galo, kad turi charakterį gerą stiprų. Tai aš manau bus man sunkiausias challenge'as, kokį turėjau. O minusas tai manau, kad lygiai toks pats kaip ir pas mane. Neturi ištvermės bičiukas. Tai abudu greitai nudusim. Matai, mano kovos stilius yra kitoks negu tavo. Matai, aš visą laiką pjaunas, supranti, mano visos kovos yra plikais kumščiais, o pliki kumščiai yra pjautinės. Tai aš negaliu sėdėti ir laukti kažko, kol mane kažkas išjungs, aš turiu pats jį išjungti. Tai negaliu aš laukti tokių dalykų, turiu padimti viską pirmas. Tai jeigu aš lauksiu su piršlėm, tai aišku, suprantu, gali laukti ten dar kažką. Su piršlėm visai kitoks smūgis. Bet, pavyzdžiui, su Dainim kovoji. Kodėl pasiėmė taktiką pjautis, jeigu tu žinojai, kad tu... Nes Dainiukas yra pjautinė ir aš esu pjautinė. Ir mes taip buvom parašę, padarę namų darbus, viskas ir tiesiog kažkaip tas ringas, gongas man suskambėjo ir tada viskas iš minčių man iškrito ir pasikalt norėjau tiesiog. Čia būna kartais nuo dienos. Pavyzdžiui, aš irgi, kai kelias kovas esu turėjęs, tai būni nusiteikęs, paruošęs geriausią planą ir panašiai jo išeini, kažkas irgi toks sankt ir atrodo visiškai ne pagal savo planą dirbi kaip turėjai. Kartais būna, bet čia šitas pasireiškia, kai dar mažiau turi patirties ringę. Sulaikau biškį, ateina patirtis tame. Jo, žaidimą pagauni tą. Kiek Tomasino, aš nežinau, iš jūsų turėjęs prieš Jungle Kingą kovų ir panašiai. Mano pati pirma per visą gyvenimo istoriją, mano pati pirma kova buvo, neskaitant tų gatvinių, ten dar kažko, net neskaitau tokių dalykų, bet kai pats pirmą kartą įlipau ringę, pati pirma patirtis buvo su Valskiu. Pati pirma ringoj, pirmą kartą įlipau ringą ir kaip man sekėsi, visai neblogai, sakyčiau. Antra patirtis buvo su Redu, tai antra kova. O trečia su Dainiuku. Tai 3 kovos, kurias esu prasivedęs. Tai nesakyčiau, kad labai daug. Čia mažai. Pas mane tas pats. Aš turėjau 7 kovas, bet pas mane iš tų kovų tai pat žinai, kad pusė buvo influencerių, kurie net arba nesitreniruodavo, arba nesportuodavo. Paskutiniu metu turėjau Tadą kickboksininką, dabar gavau šitą boksininką, ir dabar Tomasino. Tai mano priešininkai stiprėja ir nuo to, manau, tik progresas gerėja. Papasakok Tomasino apie savo pasiruošimą šiek tiek, koks planas, kur sportuosi, kaip kas? Jungsiuosi į Fighter House, nes ten yra tikrai perspektyvių kovotojų, tai bus Fighter House'as, Fighters Factory. Aš, apsistoju ne vienose klubuose, bandau stengtis iš visų įlinkti patirtį ir viskas. Ir pradėsim nuo kickboksų, nes dabar visą kelią dėjau su boksu, vien boksu, bet tai gerai. Kažką naujo? Jo, kažkas naujo. Kojos irgi gerai. Kojos irgi. Koks pas tai Remigijau planas? Aš dabar kickboksą iš vis nesitreniravau, tai irgi eisiu pas kickbokso trenerį. Reikia pakelti ištvermę, nes turėjau problemų su sveikata, tai labai stipriai per ištvermę davė. Tai tiesiog pirmas tikslas atgauti visą savo ištvermę, kurią turėjau, nes kas iš to, jeigu aš vėl neatgausiu ištvermės, tai vėl pirmam raunde nudusiu tiesiog. Tai atsigauti ištvermę ir tiesiog lavint kojų smūgius. Atvažiuosi Klaipėdą, kaip sakė? Be abejo. Tai pasiruošimas vyks Klaipėdai, kad sportuosim kartu su Remigijum. Labai gerai. Šiek tiek bus pagelbėta Remigijui, kažkas padėta, smagiai praleistas laikas. Ir pažiūrėsim, kaip tai padės kovoje ir kaip integruosis kojos. Matai kažkokias klaidas jo žaidime? Jo. Ar atskleistum kokią matai didžiausią klaidą? Tai sakė, nuleistus rankos. Ne, jisai vienu momentu leidžia. Jisai visą laiką eina į tą pačią pusę, visą laiką iki vienos galinės kojos žingsnį tada nuleidžia galinę ranką. Šitas buvo mano, bet dabar judėsim pagal kickboksą, šitas buvo mano pagavimas tavo buvo, nes kaip tu judi, tu eini į tą pusę ir tavo ranka čia nusileidžia ir tada galiu tavo haką šauti ar dar kažką, žinai. Ir kai tu dedi žingsnį, tavo ranką šitą nuleidžia ir tu va taip judi ir tavo ranka šikšt ir vėl grįžta ir šikšt, vėl grįžta. Priekinė ar galinė? Galinė. Tai va šito momento lauksim. Kaip tau, Remigijau, matai klaidų kažkokių? Daug matau klaidų pas Tomasino vienu atžvilgiu, bet nenoriu jų atskleisti. Pamatysim viską, kaip man seksis kovoti. Tai ką sakai, Remigijau, čia bus 3 raundų karas, ar matai nokautą?
Nu, su MMA piršinė manau, kad arba nedasieksim 3 raundų, arba kalsimės krūvinį kai velniai, 1-1. Tomasino? Kalsim į vietą mes jį. Būsiu aštrus, piktas, greitas ir viskas. Daugiau man nieko iš tavęs nereikia. Man ten, kad tu už mane sunkesnis, mano visi priešininkai už mane buvo sunkesni, tai man jam nėra šito skirtumo. Ten 5 kilai, 6 kilai, 7, nėra man skirtumo, kiek bus sunkesnis. Bet tavo tas sunkumas tavo yra minusas, kad tu prieš mane lengvesnį greičiau pavargsi. Tai vat. O mes pasipjausim. Tai vat. Tai yra. Tai mano atsakymas toks. Turiu vieną klausimėlį. Kaip tau, kaip žiūri būtent į savo pasiruošimą, kai pats fiziškai dirbi? Pats žinai, kad aš irgi turiu darbą ir kaip žadi visą tai suderinti? Šitą? Matai, aš kaip prieš ruošiausi prieš Dainiuką, aš dirbdavau 9 valandas per dieną, turėdavau sūnų atiduoti daug laiko, turėdavau draugę atiduoti daug laiko, turėdavau visiems daug laiko, bet aš viską spėdavau. Matėt mano paskutinį tą video, kur mane čia visi narkomanų vadino, ar dar kažko mane vadino, tai buvo paskutinė video, tas, kur buvo įkeltas, kur prieš Dainiuką tipo video, tipo koks mano predictionas ar dar kažkas. Matėt, koks buvau pavargęs žiauriai nuo pasiruošimo. Aš į dieną darydavau po 2,5 treniruotės valandos, tai žiauriai daug vargdavau, pavargdavau, o paskui pažiūrėkit po 2 dienų atsigavęs, kas buvau. Tai va. Tai aš viską suderinsiu, man viskas gerai, aš niekur neskubu, viską suderinsiu. Nu, vis dėlto mėnesį turim jau šį kartą. Jo. Ne paskutinės dienos. Jo, kai man dabar buvo kova duota, tai man pasakė 2 dienom iki renginio. Aš turėjau visai kitą priešininką turėti, visi žinot kurį, bet nepasirodė jisai, tai per porą dienų pasikeitė. Dabar bent žinosim, kas priešininkas ir normaliai pasiruošim per visą mėnesį. Jo, šis pasiruošimas realiai yra pilnas kovai, mėnesis viršaus, čia gerai sufokusavus, galima tikrai stipriai pasiruošti kovai. Manau, būdų parodysi tikrai geras formas. O jeigu pašnekant ties, paliečiant kitas turnyro kovas, Petras Maibechas, ar manot, turi šansų Maibechas? Maibechas, aš mano manimo, manau, kad tai yra 50-50 kova, nes Petras irgi, kaip pamačiau dabar, tikrai yra nemažas ir matos, kad biškai pasportėjęs, o Maibechas gali būti pavargęs. Jeigu Petras laikysis ilgiau, aš manau, kad Maibechas bus pavargęs ir viskas. Pavargęs ir pasiims Petras pergalę, aš bent taip manau. Kaip tu viršlau matai šio kovo? Aš matau tik tais Petro pergalę. Nematau jokių 50-50. Matau, kad tiesiog keliom kombinacijom eis į priekį, viskas Maibechas tą savo koją, kaip visą laiką ties ir manau viskas susibaigs pirmam raunde. Bet čia žinai, žiūrint kaip priklauso, mėnesis laiko yra, jeigu Maibechas bent kiek atsiduos savęs sportui, gal kažkiek ir pajudės, nes per mėnesį galima daug pasiekti. Aš iš vis nuo visiško nulio, žalės visiškai atėjau prieš Rimkenzo per 2 savaitės, dar sugebėjau pastovėti šiek tiek. Nu, ne 2 savaitės, tikrai ne 2. 2 savaitės. Ne 2. 2 savaitės. Ne 2. Būtų smagu pamatyti iš tikrųjų Lauryną ruošintis, jisai kalbėti, kaip matėm moka, jeigu ir parodytų labai geras kovas ir geras pergalės, perspektyva didelė turėtų. Už jo, kaip matau, ruoštis nėra noro pas jį, gal atsiras kažkada. Čia kiekvieno pasirinkimas, jeigu nenori gauti pizdai, tu ruošiesi. Tai vyrai, ar turi dar kažkokią žinutę vienas kitam? Rugpjūčio 13, kickbokso taisyklės, 3 raundai, 2-3 minutės. Gal darom 2? 2 minutės darom. 3 raundai po 2 minutės. Rugpjūčio 13, kokia žinutė vienas kitam, kokia diskusija? Mano žinutė svarbiausia, kad būtų be traumų, kad ši kova tikrai įvyktų ir gero pasiruošimo. Parodysim viską, ką galim. Tau to pačio linkiu. Okay. Tiesiog. Normaliai. Nu ką, viską susitikom, sakai, mane pakirsi, aš pats atėjau. Atsimeni viską, ne? Atsimenu. Tai vat.